Vilnius Tech universitetas – tai vieta, kurioje mokomės, dirbame ir kuriame tam, jog galėtume atsakyti į rytojaus klausimus. Ateities iššūkiai mums tokie pat svarbus kaip ir šiandienos. Mūsų visus vienija drąsa – kurti, eksperimentuoti ir imti medžiagas į savo rankas, tam, kad jas paverstume savo sprendimais. Mes nepasikliaujame vien tik patikrintais ir išbandytais metodais. Atvirkščiai, visada keliame sau klausimą, ar gali būti geriau. Statybos fakultetas pagal QS vertinimą yra eilėje tarp 100 ir 200 geriausių Europoje. Tai stipriausias fakultetas Baltijos šalyse, kuriame yra daugiau kaip 50 profesorių, 4 akademikai ir savo srities profesionalai. Fakultete yra išskirtinės galimybės gauti vardines skatinamąsias stipendijas, rinktis prestižinės profesinės veiklos praktikų bazes iš stipriausių statybos įmonių bei įgyti darbo patirties dar studijų metu. Nauja ir moderni studijų ir mokslo infrastruktūra bei laboratorijos yra puikiai pritaikytos ugdyti kūrybingą mąstymą turinti ateities inžinierių profesionalą. Statybos fakultete įrengta unikali mokslinė aparatūra ir įranga. Universalus 200 tonų apkrovos galios automatizuotas statybinių konstrukcijų bandymo stendas su servohidraulinė apkrovų suteikimo sistema, jos valdiklių bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa Dion 7. Įranga skirta lenkiamų gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų bandymui statinė ir dinaminė apkrova. Galima bandyti realaus dydžio iki 15 metrų ilgio, 3 metrų pločio ir 3 metrų aukščio konstrukcijas, skirtas pastatams ar tiltams. Dinaminę apkrovą galima bandyti pastatams, transporto statiniams ar geležinkeliams skirtas konstrukcijas. Sijas, plokštas, santvaras, pabėgius. Duomenys fiksuojami kompiuteriu iki 8000 kartų per sekundę dažniu. Šią įrangą galima sukurti bandymą ir žemės drebėjimo apkrovoms. Universali hidraulinė bandymo mašina. Įranga skirta realaus dydžio konstrukcijų lenkiamiems ir gniuždamiems elementams bandyti, ypač didelę statinę ir mažaciklę dinaminę apkrovą. Tai aktualu kuriant naujas konstrukcijas ir vertinant sukurtus realaus dydžio modelius, sijas, kolonas, santvarų elementus. Galima išbandyti iki 7 metrų aukščio gniuždomą koloną, paveikiant ją iki 1000 tonų apkrovą. Atliekant laboratorinius darbus, studentai supažindinami su įrangos veikimo principais, stebi ir fiksuoja bandymo metu gautus parodymus. Prisijunk prie Vilnius Tech universiteto ir tapk makeriu, ateities kūrėju.